Sveiki, mėlyji. Savaitės pradžia įspūdinga. Pirmadienis prasidės su trenksmu. Ryte stos Mėnulio užtemimas. Maksimalią fazę pasieks 9 val. Ryto 14 minučių. Ką daryt, ko nedaryt? Be abejo, geriausia Mėnulio užtemimus praleisti namuose. Ar jums pirmadienis laisvadienis? Jeigu taip, puiku. Prieš užtemimą verta išsimaudyti vonioje, palysti po dušu, geriau kontrastiniu, karštas, šaltas, karštas. Tai reikėtų padaryti dar ryte, bent jau 8:30 ryto. Gerai užtemimų dieną įžiebti žvakę. Jeigu turite mano metų žvakę, be abejo, metų žvakės užduotis mums padėti sunkiais periodais. Užtemimas yra sudėtingas reikalas. Ne taip čia viskas paprasta. Maksimali emocinė įtampa, išauga nerimas, pasimetimas. Vis dėlto, Mėnulio užtemimas puikus tuom, kad jis padeda atsikratyti negatyvių emocijų, baimių. Prieš pat užtemimą verta ant popieriaus lapo surašyti tai, kas jūs vargina emociškai. Gal per greit išsigastate, slapčia kažko bijote, nerimaujate. Pagalvokite, kokios emocijos jūs slegia, ko jūs norėtumėte atsikratyti. Galbūt jūs galvojate, kad jums trukdo bendravime per didelis neigimas, agresyvumas. Štai išgirstu kokią nors pastabą, net ir delikačią, ką jau kalbėti apie griežtesnę kritiką. Galbūt išgirstu ką nors, kas netitinka mano įsitikinimų, mano gyvenimo filosofijos ir supykstu, įsižeidžiau, gal net kimbu į atlapus. Arba atvirkščiai, galiu kantriai ilgai klausyti manęs netenkinančių kalbų, galbūt net įžeidinėjimų, ir nesugebėti sustabdyti manęs skriaudžiančio žmogaus. Pagalvokite, kokių savybių jūs norite atsikratyti ir visą tai parašykite ant popieriaus. Ir per pilnatį geriausiai tuomet, kai Mėnulis pasieks savo maksimalią fazę, ir tai bus 9 val. Ryto 14 minučių, tiesiog sudeginkite šitą popieriaus lapelį, o pelenus galima paleisti pavėjui arba išpilti į tekantį vandenį upėje. Štai toks Mėnulio užtemimas. Kai mes paleidžiame, sudeginame savo neigiamas emocijas, tuomet reikėtų pagalvoti apie pozityvius dalykus, apie tai, kokie jūs norite būti. Ramus, saikingi, visada pozityviai nusiteikę, geranoriški. Būtent šitom emocijom reikėtų save užlieti. Taip pat patartina prieš Mėnulio užtemimą dar nuo ankstyvo ryto, galbūt ir iš vakaro, pagalbai pasiruošti vandenį. 2 vandens stiklinės su sidabriniais daiktais. Paruošti sidabrinį vandenį. Įdėkite kokį nors sidabrinį papuošalą, žiedelę, auskariuką ar grandinėlę, apyrankę. Ir ryte prieš pradedant ritualus šio užtemimo išgerti 1 stiklinę su sidabriniu vandeniu, prašant vandens, kad padėtų jums deramai susikaupti, išsakyti visą savo liūdesį, nerimą, galbūt pyktį susikaupusi ant popieriaus lapo ir jį sėkmingai sunaikinti. O po to, kai jūs praėjus užtemimo pikui, kai jūs save užliesite teigiamą, pozityvę energiją ir jau pabaigsite visą šią meditaciją, išgerkite 2 stiklinę su sidabriniu vandeniu ir paprašykite vandens, kad jis padėtų užtvirtinti pasiektus pozityvius rezultatus ir kad jūs ilgam išliktumėte tokie pat saikingi, optimistiški, kokie esate dabar.
Norėčiau pridurti, kad pirmadienio vakaras jau ramus, prasideda palaiminga 16 mėnulio diena, laikas, kai siela arčiausiai dangaus, kai mes jaučiame pačias subtiliausias kosminės vibracijas, kai lengva nusiraminti, atleisti, susitaikyti. Tikiuosi, kad pirmadienio vakaras jau bus ramus. Tiesa, jeigu eisite anksčiau ilsėtis, dėja po 22 valandos 20 minučių prasidės pakankamai sudėtingas įtemptas metas ir jau antradienis, nors ir tęsis palaiminga 16 mėnulio diena, bet išlikti taikiam, ramiam nebus taip paprasta. Ir vis dėlto patarčiau antradienį ir trečiadienį pasistengti nesivelti į konfliktus, į intrigas, o provokacijų pakaks. Likite geranoriški, niekur nelėkite, neskubėkite, nerizikuokite dirbdami su aštriais instrumentais. Saugokite taiką, ramybę šeimoje. Galbūt ketvirtadienis kiek ramesnis, bent jau ketvirtadienį atsiras išeitis jums svarbiame reikale. Penktadienis reikalų tvarkymui vis dėlto netinkamas nei susitarimam, nei įsipareigojimam ir ypač netinkamas piniginio turtinio reikalų tvarkymui. Nepalanku tądien bus nei skolintis, nei pinigus grąžinti. Ir štai savaitgalis, ypatingasis, šventinis, velykinis savaitgalis. Laimiai, planetų padėtis jau rami, Mėnulis judėdamas Šaulio ženklu žada pakilę nuotaiką ir žada, kad velykinis savaitgalis praeis sėkmingai. Kaip seksis kiekvienam zodiako ženklui, rasite palmyroshoroskopai.lt.